Labą dieną visiems susirinkusiems. Добрий день за усе, які сте прийшли на розмову. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems, kurie sukūrė šią galimybę, kad paroda Karas po karo būtų galima parodyti čia, šiame nuostabiame Люблjanos mieste. На začetku bi se želela zahvaliti za možnost za predstavitev tej razstavi v Ljubljani, v takem lepem mestu. Čia mes atvežėme ir jums pasakojame šią parodą apie labai nedidelį tūkstantmetės Lietuvos istorijos laikotarpį, apie 10 metų Lietuvos istorijoje. Tukaj smo pripeljali razstavo, ki pripoveduje zgodovino Litve, ki je, cela zgodovina Litve traja okoli 1000 let. Ta poglavje, ki smo mi pripeljali, to je zelo kratko poglavje zgodovine Litve, ki obsega 10 let. Tačiau, kad ir trumpas, manau, kad tai yra vienas svarbiausių etapų Lietuvos istorijoje. Kljub temu, da to poglavje zgodovine Litve je zelo kratko, ona meni, da to je zelo pomembno poglavje v zgodovini Litve. 1944 leta do 1953 leta se upiral praktično cel narod. 20 tūkstančiai Lietuvos partizanų žuvo. 22 000 litovskih partizanov je umrlo. 150 tūkstančių jų šeimų, jų rėmėjų šeimų buvo deportuota į Sibirą, į tolimųjų rytų kraštus. 150 000 družin partizanov je bilo deportiranih v Sibirijo ali v druge daljne kraje. 200 tūkstančių ryšininkų, rėmėjų buvo suimta į kalimą ir išvežta į Gulago lagerius. 200 000 tistih, ki so pomagali upornikom, so bili tudi deportirani v lagerji Gulaga.